Sveiki, aš esu Irena Strazdienė. O aš esu Tadas, Irenos sūnus. Šiandien mes jums parodysim trumpą, lengvą mankštą, kurią gali kiekvieną dieną atlikti mama su savo vaiku arba vaikas su savo mama. Taigi pradedam. Atsisėdam tiesiai, išsitempiam. Visą laiką stuburą laikom tiesų ir lėtai sukam galvą į vieną pusę, įkvepiam, į kitą pusę iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Dar kartą įkvepiam, iškvepiam. Tada smakras žemyn, įkvepiam, iškvepiam aukštyn. Įkvepiam, iškvepiam. Paskutinį kartą įkvepiam ir iškvepiam. Dedam galvą link vieno peties, įkvepiam, link kito peties iškvepiam, peties nekeliam. Įkvepiam, iškvepiam. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Ir ridenam galvą. Su įkvepimu galva ridenasi per priekį, su iškvepimu galva ridenasi atgal. Lėtai įkvepiat, iškvepiat. Dar kartą. Ir į kitą pusę. Įkvepinėjam, iškvepimas. Įkvepiam, neskubam, iškvepiam. Ir paskutinis kartas įkvepiam, atsėdam tiesiai. Sukam pečius. Su įkvepimu kyla pečiai aukštyn, su iškvepimu atgal. Įkvepiam aukštyn, iškvepiam atgal. Dar kartą. Ir į kitą pusę. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Dar kartą. Dedam rankas ant pečių. Alkūnės kartu įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Dar kartą. Ir į kitą pusę. Dar galima, kaip darom į vieną ir į kitą, taip sudėti. Taip. Ir turime įskirti. Viena aukštyn, kita žemyn ir susitinka jos. Aukštyn, žemyn ir susitinka. Ir tada į kitą pusę. Kita. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Dar kartą. Rankas ištempiam, suneriam pirštus, išsitempiam ir rankas atpalaiduojam. Ištempiam rankas į šalis ir dabar apšildom savo riešus. Įkvepiam aukštyn pirštai, iškvepiam žemyn, pečių nekeliam, pečius atpalaiduojam. Gerai. Jauti kaip šyla riešai? Nejaučiu kol kas. Tai tuoj pasuksim. Sukam rankas per riešus. Oi, kaip traška. Tai reiškia gerai. Į kitą pusę. Tik tai per riešus, tik tai per riešus. Pačių rankų nesukam. Tada sukam rankas per alkūnes. Aš irgi lankau jogą ir tai vadina sraigtasparniu, nes kaip suka. Į kitą pusę. Ir tada rankas ištiesiam, pasukam tik pečius. Rankų nejudinam. Mama, žodžiu, to nežinojau. Man kažką naujo sužinojai. Ir į kitą pusę. Stengiamės rankų nejudinti, tik pečius. Šitas sunkus, taip? Rankas atpalaiduojam. Keliam rankas aukštyn, įkvepiam. Suneriam pirštus, išverčiam delnus, iškvepiam. Įkvepiam, pasitempiam į lubas. Ir su iškvepimu švelniai ištempiam vieną šoną. Su įkvepimu grįžtam. Su iškvepimu švelniai ištempiam kitą šoną. Ir dar kartą įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam,
Iškvepiam. Rankas nuleidžiam ir išsitempiam į priekį. Atpalaiduojam nugarą. Ir lėtai kylam. Nugara tiesi, rankos už nugaros. Ištempiam krūtinę aukštyn. Ir atsipalaiduojam. Ištiesiam kojas. Ir pirštai į save, nuo savęs. Į save, nuo savęs. Sukam. Ir į kitą pusę. Pasukam koją per kelio sąnarį. Į kitą pusę. Kitą koją. Į kitą pusę. Ir sukryžiuojam kojas. Vėl išsitempiam į priekį. Rankos kyla. Aukštyn. Ir per šalis nusileidžia. Ir kylam aukštyn. Bangelė lėtai atkylam. Sukam koją per klubo sąnarį. Įkvėpimas, iškvėpimas nuleidžiam. Įkvėpimas kylam, iškvėpimas nuleidžiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Į kitą pusę. Aš galiu pasakyti tokią frazę apie šitą dalyką. Šis pratimas labai gerina kraujotaką ir labai tinka vaikams, kurie per ilgai žaidžia prie kompiuterio. Kita koja. Sukam. Ir tada į kitą pusę. Neskubam, didesnį ratą darom. Pavargai. Dabar atpalaiduojam klubus ir sukam dubenį. Taip, klubai atsipalaiduoja. Ir į kitą pusę. Puiku. Nusileidžiam žemyn, pasiimam už kelių ir pasukam švelniai kelius. Ir į kitą pusę. Mama, pažiūrėkime mano pirštus, jie kažkaip atsikėlė. Tai nereikia jų atkelti. Ir kylam. Rankos ant juosmens ir su įkvėpimu tiesia nugara leidžiamės. Su iškvėpimu apvalia nugara, sulenktos kojos, kylam. Vėl leidžiamės tiesia nugara, įkvėpiam, lenkiam kojas, iškvėpiam, apvalia nugara, kylam. Ir dar kartą įkvėpiam ir iškvėpiam. Gerai, dabar išsitempiam aukštyn, suneriam pirštus, išverčiam delnus, atkeliam rankas ir kylam ant pirštų galų. Įkvepiam ir atsipalaiduojam, iškvepiam. Lėtai kylam, įkvepiam, suneriam pirštus, pasitempiam ir iškvepiam. Ir paskutinį kartą. Įkvepiam ir atsipalaiduojam. Gerai, ir pabūnam. Pasibuojam šalis. Ir atsisėdam. Kojas į priekį, sudedam padus kartu ir paplasnuojam kaip drugeliai. Tada pasibuojam šalis, pamasažuojam savo sėdmenis. Atsargiai, neužgriūk. Gerai. Ir tada atsisėdam vienas prieš kitą, rankos už nugaros, nugarytės tiesios ir kojas ištiesiam aukštyn ir nuleidžiam. Ištiesiam aukštyn ir nuleidžiam. Ir dar kartą ištiesiam ir rankos. Greitai. Numetau. Jo, šitas tai sunkus. Ir dar peteliškiai galima su vaikais ten padaryti. Padarysim. Duok. Gerai. Ir tada peteliškę padarysim. Ir peteliškę galima padaryti dviese, kad būtų smagiau. Ir
paplasnojam. Čia vaikui visai nieko daryti nereikia. Ne per gerai. Tik tiesiog reikia prilipinti prie mamos kojų arba tėčio. Gerai. Ir tada galim išsitempti į priekį nugarytę. Va, mama gali padėti vaikui ištempti nugarytę, ją švelniai pamasažuoti. Ar gerai? Ir tada galim išsitempti. Ir grįžtam. Ir liekam sėdėti. Ir dabar padarom katę. Su įkvėpimu lėtai išrečiam nugarą, pasižiūrim į lubas. Su iškvėpimu apvali nugarą, savo pilvą traukiam į vidų. Įkvėpimas, išrečiam nugarą. Pilvo presą turim ten padaryti. Iškvėpiam. Dar kartą. Ir tada vėžlyje išsitempiam, atsipalaiduojam. Galim parodyti vėžlį iš šono. Į mane. Ir mano vėžlys turi būti dar supraskės. Taip? Taip, va, taip. Tempkis. Nu va. Ir padarom vėžlį kartu. Tada lėtai pritraukiam rankas. Atkylam. Ir, na ką dar? Aš nežinau, gal tu gali? Gerai. Ir tada pabaigai atsisėdam į didvyrio padėtį, taip. Rankas uždedam ant šlaunų, išsitempiam ir ramiai pakvėpuojam. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną, gerai? Įkvėpiam, nekeliam galvos ir pučiam per vamzdelį. Ir pilvą įtraukiam, įkvėpiam. Stenkitės, kai įkvėpinėjat, nekelti pečių. Nugarą laikom tiesę, įkvėpiam ir iškvėpiam. Labai gerai, jauti, kad atsipalaiduoji. Mano vidutiniškai. Neapsvaigo galva? Man čia truputį reikadų dur. Štai čia. Gal ežiukas tam. Gerai. Ir ką? Galim pasakyti viso gero. Viso gero. Viso gero, ačiū, kad buvot su mumis. Ir laukite kitų video įrašų. Iki. Iki.